Tu dar vis neturi pirmoje pagalba? Purškiamasis raminamasis losjonas Aloe First turi itin platų naudojamą spektrą. Dažnai klausite, kur jis gali būti pritaikomas. Tad pateikiu keletą pagrindinių naudojimo būdų. Pirma pagalba nusibrozdinus. Tinka net vaikam. Puikiai tinka rankų, delnų, alkūnių, kojų, kelių ir kitų kūno vietų raminamųjų bei dezinfekcijų. Antra, saulės nudegimo atvejais. Aloe First galima purkšti ant visą kūną, veidą ir net galvos, kad ramintų ir atvėsintų pažeistą odą. Trečia, alergijų, išbėrimų ir net vėjaraupių metu padeda sumažinti niežulį ir uždegimą. Ketvirta, įsipjovus ir nusibrozdinus buityje. Dėl antibakterinių savybių jis padeda greičiau gydyti žaizdom ir apsauga nuo infekcijų. Penkta, virtuvė. Jei nusiplikite karštų vandeniu, arbatą ar kavą, ar prisilieti prie karštų paviršių, Aloe First greitai ramina sudirgusi odą. Šešta, gamtos iškalasi. Puikiai tinka nuo vabzdžių įkandimų. Įlašinus kelis lašelius Forever Green eterinių aliejus apsaugosite save nuo vabzdžių atakų. Septinta, podepiliacija. Mažina odos sudirgimą ir užtikrina sklandų gijimą. Aštunta, veido drėkinimui vasarą, kaip dauguma priemonių, sausina odą, šis losjonas drėkina, maitina ir ramina. Devinta, pragulos ir randai padeda sunkiai sergantiems pacientams po operacijų gijant randus bei esant pragulams. Dešimta, plaukų apsauga. Sauga nuo žalingą saulės ir chloro poveikį. Aloe First yra tikrai universali priemonė, kurios naudojimo galimybė yra labai plačios. Dar tu neturi? Parašyk, padėsiu tau sakyti.